Švediškas kurortas Vilnius jėga, katinas murkia, klausosi Lietuva. Taip, sekmadienis ir nauja žinių laida iš Norvegijos, kurias paruošė Katė ir aš. Tai pradėkime ilgai nelaukę. Švedijoje smurto banga. Sunki nacionalinė problema. 1 straipsnis. 2 straipsnis. Vyras pašautas ir nužudytas Stokholme. 3 straipsnis. Malmėje Ibrahimas pabandė išprievartauti miegančią moterį ir bus išsiųstas iš Švedijos karalystės. Nauja smurto naktis Švedijoje. Netokia pavojinga. Kaip čia bus norvegiškai? Labai, vienu žodžiu, viskas blogai, pavojinga tokia kaip 45 metais. Švedijos ministras buvo krizės susitikime kriziniam tokiam apie smurtą Švedijoje ir sako, mes darysim, čia viskas, kad susitvarkytų, viską tvarkysime, stiprina savo pajėgą šventėje, kovoti su gaujų nusikaltimais, reiškia, buvo susitikimas antradienį ir Švedija, reiškia, didins bausmes, daugiau bus visokių pareigūnų, kurie, reiškia, bandys sutvarkyti tą visą reikalą. Sprogimas toks, reiškia, jaunų kriminalų pasaulyje Švedijoje, labai daug jaunimo įsitraukia į kriminalinius reikalus. Švedijos policija patvirtino, kad 13-metis nušautas į galvą ir nužudytas, reiškia, tarp banditų gaujų, reiškia, metu, taip sakykim. Tada nusikalstamas tinklas, kaip įtarima, prisidėjo prie neramumų Švedijoje, tai labai baisus įvykis, toliau, reiškia, gaudo švedukai. 2 žmonės numirė, kai buvo šaudoma Švedijoje prie baro tokio, reiškia, apie Švedijos nusikalstamumą tiek maždaug, tai Švedija tokia šalis įdomi. Toliau norvegai randa aukso visokių dirbinių monetų ir visokių kitų gražių dalykų, tai Lillehammer'e raudo norvegai, reiškia, visokių tokių auksinių monetų ir aukso dirbinių, tai labai labai neblogai. 6 kolegijos pastojo tuo pačiu metu ligoninėje, reiškia, ta ligoninė yra Norvegijoje, kurgi ta ligoninė, kaip jinai vadinasi, jinai yra Gravdal ligoninė. Ir sako, kaip gražu, kad čia baby boomas taip vadinamas, kad 6 kolegijos pastojo, turės vaikučius, ir sako, ką dabar daryti, iš kur mums rasti pakaitalą žmonėms, kai šitos moteris išeis dekretinių atostogų. Tai labai gražu, labai gerai, labai teigiamas toks dalykas. NATO susirūpino, kad dramatiškai išaugo gynybos reikmenų kainos. Smarkiai, reiškia, daug kainuoja amunicija, ginklai ir visi kiti dalykai. Tai NATO, reiškia, gal mažiau žudys dabar. Zelenskis turėjo jungtinėse tautose pasisakymą, reiškia, leido kalbėti kažkas tai, ir jis didžiąją dalį skyrė klimato krizei savo toj kalboj. Ne Ukrainos krizė, o klimato. Labai džiugu irgi. NATO vadovai sako, kad jeigu mes skirsim daugiau pinigų, reiškia, biudžetą, tai nepadidins saugumo alijanso. Tai kaip ir taip. Stoltenbergas negali duoti Zelenskiui to, ko jis nori. Nežinau, ko Zelenskis nori. Ginklų turbūt dar daugiau, visokių kitokių dalykų. Tai NATO sako, mes tau negalim duoti to, ko tu nori. Ir Jensas Stoltenbergas žada Ukrainai ilgalaikę paramą, kaip sakant, iki paskutinio ukrainiečio. Tačiau Ukraina vis dar turi pasikliauti ginklų pristatymu, kad būtų suskaidyta ir padalinta. Vienu žodžiu. Kariaut tai kariaut. Švedijoje bankrutuoja 90 tokių teniso žaidyklų, tai kaip sakyta krizė. Taip pat norvegai skiria 51 tokią vikšrinę transporto karinę priemonę Ukrainai, kad ukrainiečiai toliau galėtų sėkmingai ginti savo šalį. Ir tai yra didžiausia parama, kokią Ukraina yra skyrusi, Norvegija, kurią yra skyrusi Ukrainai. Tai taip. Norima įrengti tualetus tolimojo maršruto autobusuose Norvegijai. Nežinau, ar taip yra dabar ar nėra, bet čia kalbam apie tai, kad būtų labai gerai, kad tokie tualetai būtų įrengti žmonėms. Susirinko Trondheimo miške nuo 150 iki 200 paauglių, kurie tenais gėrė, šūkavo, visai kaip, atvažiavo policija. Ir liepė tėvams pasimti paauglius. Lygtais nieko blogo neįvyko, bet, kaip sakyt, tasai tinklas, kuris anksčiau vadinosi socialinis Twitteris, dabar vadinasi X-as, jaunuoliai susirinko ir, kaip sakyt, buvo dūzgės. Tai, toks įvykis.
nieko ypatingo. 5 ruseliai žuvo važiuodami iš Norvegijos į Rusiją. Į Murmanską, reiškia, autobusas susidūrė su sunkvežimiu, 5 ruseliai žuvo, labai gaila ruselių, sunkvežimio ir autobuso. Taip jau būna kartais. Šita norvegaitė, 19 metė, jinai turi kažkokį tai hitą, savo dainelę turi. Ta dainelė, reiškia, Spotify platformoje 27 000 klausytojų paklausė. Kaip čia dar rašo, jos daina Burning Spotify platformoje groja beveik 1,4 milijono kartų, Kinijoje grojo 750 milijonų kartų. Tai vat, reiškia, tokia mergaitės sėkmė yra, palinkėkim jai sėkmės, toliau dainuojant Demokratinės Kinijos Respublikos gyventojams. Šitos 4 katytės psichologės, bet va šitos 2 vidurinės, tai tokios, pažiūrim, tokios neblogos visai, ypač ta dešiniai. Ojai, tokios psichologės. Tai va, jos, reiškia, planuoja atsistatydinti iš Ulevolio ligoninės, nes labai daug patiria streso. Vėl šita Stina Eriksson. Oho, kokia Stina. Tai va, nes jos patiria labai daug streso, didelis krūvis ir jos planuoja išeiti iš darbo. Nežinau, kur jos eis, kai išeis iš darbo, bet, kaip sakyt, nieko gero. Šitoje vietoje aš nematau, taip jau būna. Norvegijos loterijos įmonė Norsk Tipping ieško 4 milijonierių. Vienas iš Oslo vyras, kitas iš Vestlando, dar vienas iš Mosviko ir dar vienas iš Oslo vyras. Laimėjo milijonų žmonės, neatsiliepia, tai kaip sakyt, būtų pats laikas apsiliepti. Grandioza atidaro nesveikų picų fabriką vėl, kad galėtų gaminti nesveiką šaldytą maistą, nes jis buvo uždarytas dėl vandens užterštumo, tai dabar viskas gerai, žmonės toliau galės valgyti nesveiką maistą. O čia norėjau parodyti žmonės debilus, norvegai. Visiems linksma, labai linksma. Ir čia linksma. Ja, nei, Vet du hva det betyr, det? Kaip linksma, ne? Ja, var det blitt lesbisk? Jo, det er jo et betydelig spørsmål. Taip linksma. Hvis du hadde stått sånn her, da. O, så kaip hadde det linksma. betydd at du var keen på å suge Å, liksom. herregud. Jeg vet ikke om jeg skal... Nu vat, taip žmonės tokie dabar žmonės, tokie jumorai. Okay. Norvegijai reikia autobusų vairuotojų ir yra, pavyzdžiui, Oleksandras Klevcovas, ukrainietis pabėgėlis, kuris autobusą vairavo Vokietijoje. Ir pagal Norvegijos įstatymus jisai negali vairuoti autobusų. Jam reikia 4 metus išgyventi Norvegijoje, kad jis galėtų vairuoti autobusų. Autobusų vairuotojų trūksta kelių tūkstančių Norvegijoje, bet pagal Norvegijos įstatymus ukrainiečiai negali vairuoti autobusų. Rusija pasitrauko iš Barenco jūros tarybos tokios ir aš čia nelabai supratau. Gerai, pažiūrim lietuviškai. Kažkaip tai Suomiai tarybai pirmininkaujama kas 2 metus, o šalis nurodo, kad Suomija neperduos kontrolės Rusijai, kuri turi įvykti spalį. Esame įsitikinę, kad dabartinė politinė situacija neatitinka ilgalaikių Arkties gyventojų interesų. O pradžioje parašyta buvo, Rusija traukosi iš Barenco jūros Europos ir Arkties tarybos, nes spalį jai atsisakyta perimti rotacinį pirmininkavimą. Vienu žodžiu, nežinau čia gerai ar negerai, bet ruseliams neduoda vadovauti Barenco jūros ir Arkties tarybai. Ir, jie negalės vadovauti, nežinau, kas čia bus. Fredrikstade įvyko Elšiopo parduotuvės, tiksliau Powerio parduotuvės tokia vagystė. Naktį įsibrovė 2 vagiai ir pavogė mobiliakų beveik už 1 milijoną norvegiškų kronų. Tai įvyko 10 rugsėjo dieną. Va dabar paviešino reiškia įvykius, tai vat vagiai atėjo, mobiliakų prisičiupo ir pabėgo. Tai gali būti, kad dabar atsiras pigių mobiliakų naujų Fino puslapyje. Tai va tokie va reikalai. Viskas užtruko porą minučių, labai viskas čia taip įvyko, kaip įvyko. Katinukus kažkas išmetė į pakelę, atsikratė katinukais kažkas, tai 15 000 kronų yra duodama tam, kas pasakys, ką matė, gal matė tuos niekadėjus, kurie tai pasielgė. 17-metis vyrukas, vaikinukas, reiškia, išprievartavo mergaitę Rūbinėje mokyklos ir gavo 2 metus ir 10 mėnesių kalėjimo, bet iš tikrųjų jisai tik metus kalėjime praleis, nes kitas laikotarpis skirtas yra lygtinai. Aš tam nupjaučiau ką nors, jeigu tai būtų
mano valiai, bet kaip sakyti, ne mano reikalas. Polestaras elektriniai automobiliai susiduria su didelėm ekonominiam problemom, tai kaip sakyti, su tuo mes juos ir sveikiname. Pietų Korėja išmoka žmonėms, kurie mirė nuo badaliavimo per pirmas 90 dienų 250 000 kronų, tai grubiai 20 000 eurų. Irgi, kaip sakyti, labai gaila, kad taip įvyko, bet bent jau pinigų gaus artimieji. Bergene buvo narkomanų toksai vakarėlis valdiškas, reiškia žmonės, kurie nustojo vartoti narkotikus, jiems buvo surinktas vakarėlis už valdiškus pinigus ir tenai buvo, reiškia, pardavinėjimas alkoholis, alus, tai sako, truputėlį kažkaip negerai išeina. Šitas vyrukas, Hovardas, jisai atstovaus Norvegiją Europos vyrėjų konkurse, tai linkiu jam sėkmės, jis yra iš Stavangerio ir galbūt jisai laimės ten kažką labai gero. Vokietijos šitas žurnalistas nustojo kritikuoti islamą, nes sako, dabar šiek tiek pavojinga yra taip daryti, sako, aš gyventi irgi noriu. Kyla naftos kaina, tai čia rašo $95 yra, bet aš girdėjau, kad jau virš $100, tai naftos kaina kyla, Norvegijai kaip ir gerai. Kiaulės, kiaulės skvernelis, reiškia šernai, kurie kerta Švedijos sieną ir yra užsikrėtę afrikietiškų kiaulių maru, tai siūloma juos šaudyti tuos šernus. Šiaip reikėtų, aš manau, iš esmės, jeigu tu sieną kerti nelegaliai, būtų gerai šaudyti, nesvarbu, šernas, ne šernas, kaip sakyti, tvarka turi būti, reikia gerbti įstatymus. Bet čia apie šernus kalba eina. TV2 televizija turi sutaupyti 400 milijonų kronų, tai jie sugalvojo tokį planą, visi, kurie virš 60 metų yra darbuotojai, juos išleis į pensiją. Tai tikiuosi, kad darbuotojams čia apsimoka toksai fokusas, marokusas. Norvegijai neleido jungtinėse tautose kalbėti klimato reikalais, reiškia pasisakyti, dėl to, kad, sako, gali kalbėti tik tie, ką turi ką pasakyti. Nesupras, Norvegija neturi ką pasakyti, Norvegija tik pinigų daug turi. Tai va, 50 šalių galėjo pasisakyti, o kiti sako, jūs neturite ko pasisakyti, Norvegija irgi, tai sako, eikit parūkysite. Pirmoje pasaulyje RS vakcina Norvegijoje. RS virusas gali sukelti sunkią ligą mažiems vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Šiuo metu patvirtinta tik viena vakcina suaugusiems. Tai kaip sakyti, visiems, kam reikia, tai labai bus geras dalykas. Labai mažai naudojama antibiotikų norvegiškoj mėsoj, reiškia gyvuliukai, tie, kur papjovimui yra auginami, tai jie labai mažai prisivalgo antibiotikų, tuo tarpu ir žmonės mažai gauna antibiotikų. Mokytojas gavo malkų nuo moksleivio, tai čia, reiškia, darbo inspekcija įsikišo, tas anas, policija, bus matyti, sumušė mokinys mokytoją. Sunakas yra šitas čiburaška iš Indijos, reiškia, anglų ministras pirmininkas, jisai nori atšaukti klimato politiką, kai kurios dalykus, nes sako, truputėlį neveikia tas dalykas ir labai smarkiai kainuoja ekonomikai, tai sako, mes truputėlį einam atgal. Norvegija kovoja už tai, kad ES panaikintų tarifus Norvegijos žuvims, tai irgi, kaip sakyti, tie, kurie nori ES stoti, irgi čia geras dalykas, toks ant pagalvojimo, kaip sakoma. Kiek čia susirgo tų autobuso vairuotojų? Vienu žodžiu, susirgo daug autobusų vairuotojų, va dabar rupus miltai nerandu kiek. Man atrodo, 1/4 susirgo, vienu žodžiu, 69 reisai buvo atšaukti, buvo jie atšaukti Nedraglome regione ir nėra kam vairuoti autobusų, tai nežinau, ką žmonės darė, turbūt ant šluotos skrido į darbą. Daugiau negu pusė, tai yra 57% policijos pareigūnų planuoja išeiti iš darbo, kas yra labai blogai. Norvegijoje viso yra, man atrodo, 8 ar 9 tūkstančiai policijos pareigūnų, čia buvo apklausta 1500 pareigūnų ir 57% iš jų pasakė, kad yra mažai mokama pinigų už šitą darbą, darbas yra sunkus ir, kaip sakyti, jie planuoja išeiti iš darbo, kas bus, teisingai bus šiokia tokia nedidelė katastrofa. Fjordline uždaro Stromstado tokį, reiškia, maršrutą, 220 žmonių neteks darbo. Studentas Norvegijoje turėjo 58 gramus kokaino pasirado, kai sustabdė policija ir po to dar pasirado pusę kilogramo, reiškia 510 gramų kokaino ir beveik 200 000 Norvegijos kronų bendrabutyje pasirado. Toksai, reiškia, prekybininkas. Kamanė dydžio, tokia bija yra kamanės dydžio, kamanė tokia atrasta Norvegijoje. Tokia yra graži kamanė.
2,5 cm ilgio ir jinai pirmą kartą buvo rasta Norvegijoje, tai labai gerai, graži kamanė, sveikinam atvykus į Norvegiją. Toks naujas atradimas. 2 paaugliai, chuliganai tokie, Homersoke, Sandnes mieste, padegė porą namų uoste. Tai čia toks kilo gaisrelis nemažas, juos pagavo tos paauglius, tokie chuliganai. Osle ir Bærume apie 71 000 žmonių turėtų šiuo metu virinti vandenį, kurį geria, nes yra E. coli bakterija. Tai ten, kur aš gyvenu, man irgi pasisekė, geriems žmonėms sekasi, tai man irgi reikia virinti vandenį. Tai Osle apie 46 000 žmonių ir likusi Bærume, tai čia aplink Oslą toksai kaip rajonėlis, Vilniaus rajonas būtų lietuviškai. Tai E. coli bakterija yra, tai su vandeniu tokie reikalai. Policija perspėja, kad tie žmonės, kurie pila kurą degalinėse ir moka kortelę, reiškia pačiam tam aparate, kuris benziną duoda įpila, kad saugotųsi apgavikų, nes čia apibrėžtas raudonas rutuliukas, čia yra skylutė kamerai video ir toks yra užlipintas lepionkinis dalykas ir kai jūs įkišat kortelę ir renkate PIN kodą, ta kamera viską fiksuoja ir po to kažkaip jūsų kortelę gali nuskaityti kažkas ten pavok pinigus. Vienu žodžiu, sako atsargiai, nes tokie nauji dalykai įvyko. Šitas bankas, jis vadinasi Sparebank 1, jisai atsisakė kelti palūkanų normas, nors Norvegijos bankas pakėlė palūkanų normas vėl 0,25%, ir atitinkamai visi bankai pakėlė palūkanų normas savo klientams, bet šitas bankas nepakėlė, nes sako, ir taip dabar klientams sunku, mes nekelsim palūkanų normų. 5 kriminalai, tokie paaugliai 17-19 metų suimti Osle yra, narkotikai, ginklai ir visi kiti gražūs dalykai. PST, tai yra policijos saugumo tarnyba, suėmė prieš savaitę. Čia rašo 20 metų šnipą, kitoje vietoje rašo 25 metų šnipą, aš taip ir nesupratau kiek metų, vienu žodžiu, jisai yra įtariamas šnipinėjimu. Tai dabar sako, kad jisai nešnipinėjo, jau lyg ir sako viskas gerai, bet sako, jisai darė finansinius nusikaltimus. Tai dabar perėmė finansinių nusikaltimų tarnybą visą tą reikalą, tai žiūrėsim, kas čia toliau bus. Švedijoje vyras 40 metais, toks švediškas karnelis, nuteistas už tai, kad nenuteistas, dar įteis už 14 vaikų išprievartavimą. Šitas automobilis, straipsnis apie nieką, tai yra naujas Rolls-Royce Larose Noire Droptail. Jis kainuoja apie 25 milijonus eurų, nepaprastai gražus automobilis, tik tiek ir norėjau parodyti, jų labai nedaug bus išleista, labai gražus. Okay. Lenkija nebesiunčia ginklų į Ukrainą, tikime supratimo. Vienu žodžiu, Lenkijos, kas šitas saitas, kur premjeras Mateušas Moravieckas, durnas vardas, žmogus, aišku, toks. Ne kažką. Jis pasakė, kad nesiūs daugiau ginklų į Ukrainą, pasak Lenkijos premjero, Lenkija nebesiūs ginklų į karo draskomą šalį, Ukraina tikisi rasti sprendimą su savo kaimynė. Ir po kelių dienų išeina straipsnis, Lenkijos prezidentas, mūsų paramos Ukrainai nutraukimas buvo neteisingai suprastas. Ukrainos kaimynės nenori užtikrinti Ukrainos grūdų eksporto, dėl to Lenkijos premjeras pareiškia, kad stabdo ginklų eksporto į Ukrainą, tačiau prezidentas tai neigia. Paryšė, kas čia vyksta. Vienas sako siūs ginklus, kitas sako nesiūs, vienu žodžiu, iki paskutinio ukrainiečio, jeigu trumpai. Suomijoje nusileido Norvegijos F-35 naikintuvai ant greitkelio, ant asfalto, iš dangaus nusileido. Tai ką tai parodo? Tai parodo, kokie geri yra Suomijoje keliai ir kokie yra geri Norvegijos pilotai, kaip jie moka nusileisti. Labai džiugu ir gerai. Liūtukas buvo rastas Serbijoje, kažkas išmetė liūtuką ir žmonės rado, dabar liūtukas sėdi už grotų, kaip sakyti, liūtukų kalėjime. Žodžiu, juokas juokais, bet žmonės mėgsta egzotinius gyvūnus ir tokius gyvūnus jie atsiveža nelegaliai ir laiko, po to, kai neturi už ką pirkti maisto, išmeta. Yra visokių žmonių. Labai smarkiai lyjo šiandien, šiaip visą mėnesį lyja Norvegijos karalystės sostiniai Osle ir pasiektas naujas rekordas yra, kuris buvo prieš tai 88 metais. 88 metais buvo toks rekordas, kad prilyjo 475 mm, o dabar prilyjo 500 mm. Tai yra nuo Liepos 1 dienos iki šiandien prilyjo pusę metro. Taip išeina 500 milimetrų, tai yra 50 cm, tai yra pusę metro. Tai toks naujas rekordas. Kuo daugiau Norvegijos karalystėje lyja, tuo pigesnė elektra. Ir šios dienos 2 skelbimai tokie įdomus. Parduoda sunkų vandenį. Tokioj kapsuliai.
Tai šitas vanduo jį jau pardavė, aišku, jis šiaip nedaug kainuoja, čia kainos nėra, jis kainuoja 200-300 kronų. Tai va, dėžutė reiškia norvegiškas sunkusis vanduo, taip vadinamas, ir čia, va, čia 200 kronų kaina, o čia kokia kaina buvo, čia neparašyta. Ok, ir čia, reiškia, parduoda tokį vandenį, nu jis irgi tarp kitko parduodas, bet jį galima rasti, va, 44 metų gamybos matomai, bla bla bla, kas yra sunkusis vanduo, tai aš čia pasižiūrėjau, kas yra sunkusis vanduo. Jeigu trumpai, tai tą vandenį, nu va, čia toksai faktas yra apie sunkųjį vandenį. Kam įdomu, kad norint išgauti 1 litrą sunkio vandens, reikia 40 940 litrų vandens. Tas sunkusis vanduo ten naudojamas atominiuose reaktoriuose, nu, žodžiu, ilga istorija. Aš kažkada norėjau nusipirkti šitą sunkų vandenį, po to nenusipirkau ir taip ir liko. Jis nėra nuodingas, jo geriau aišku negerti, bet nu čia toks dalykas, norvegai gamino tą sunkų vandenį, ten kažkas susijęs su atominiam bombom, aš ir pats nelabai supratau. Vienu žodžiu, toks norvegiškas skelbimas. Ir pabaigai rodom 10 norvegiškų automobilių vardinių numerių, nu aišku, būna ten ir lietuviškų kartais. Tai va, tai jūs man tuos numerius, ačiū visiems labai, kurie siunčiate per Telegram programą, ten aš esu pasivadinęs po niku Rusai puola, tai dėkui visiems, kas man juos siunčiate, dėkui, kas mylite mamas, kas esate sveikas, kas esate pozityvus, kas mėgstate svajoti, kas skleidžiate šviesą, šilumą ir gėrį pasauliui. Tai buvo tiek žinių iš Norvegijos. Penktadieniais išeina lietuvių kalbos pamokėlės mano kanale ir taip pat trečiadieniais išeina, o gal ir antradieniais, kaip kada, šiaip antradieniais išeina 1001 trumpa norvegiška istorija. Tai dėkui visiems, kas klausotės, susitiksime po savaitės, su Dievu ir iki.